Sveikas, Dainiau. Sveikas, Dainiau. Labas. Vaida, ne? Vardą po mėnesį sužinau. Gerai tada. Tai žodžiu, kodėl, Dainiau, pasirinkai būtent salsą šokti, o ne kokius pramoginius šokius? Ką žinau, salsa tai man pagrindinis šokis yra, nežinau, labai išmokėm šokti salsą, paskui klube gali pritaikyti labai lengvai. Ir šiaip toks smagus šokis. Klube su kuo gali pritaikyti? Su merginom. Teisingai, jo. Tai numeris 1 šokis, kuris yra pritaikomas būtent klubiniai muzikai, aplamai kitom, būtent grinai, skirtas moterų viliojimui. Tarkai, gerai, Vaida, kodėl tu vyrus viliot? Jo, vyrus vilios klube. Ne, šiaip linksmas šokis toks. Laisvas, neįpareigojantis. O tu buvai šokius kitus šokius prieš tai? Šiek tiek, bet nedaug. Minimaliai. Aišku. Ir kas jums buvo sunkiausia? Jūs mėnesį dabar palankėt. Kas jums sunkiausia buvo, Dainiau? Niekas. Ką žinau, tai paskutiniai žingsneliai tikriausiai buvo nelengvi. Sunkiausia, žinai, kas yra, kai moteris nesiduoda valdoma. Ai, va, jo, čia tai teisybė. O tau, Vaida? Nežinau, man tai viskas normaliai. Tik tai stavinti tos žingsnelius šiek tiek daugiau. O jūs buvot kur nors? Ne, šiaip pasišokti. Salsa? Ne. Nebuvot, bet tai geri rezultatai. Nu, jaunuoliai. Tai va, gerai, dabar pažiūrėsim, ką jie sugeba. Tai va, chebra, tik mėnesis laiko ir žiūrėkit, kaip jūs galite šokti. Tik mėnesis laiko, skaitykit, jo, vyrai einat į klubus, taikot salsą su moterimis, moteris irgi taikot su vyrais salsą. Tai va.